Gamta – vienintelė knyga, kurios kiekvienas puslapis prasmingas. Tarp daugelio vykdomų projektų ir veiklų Alytaus Likiškėlių pagrindinėje mokykloje jaunosios kartos atsakingas požiūris į gamtos išteklių saugojimą ir draugišką aplinkai elgesį vienas ryškiausių prioritetų. Ne veltui yra sakoma, kad tas, kuris sodina gėles, myli ne tik save, bet ir kitus. Mūsų žemė yra nuolat teršiama ir kiekvienas galime ją tvarkyti, pradedant nuo savęs ir mažų darbų. Kiekvienas esame svarbus ir kaip dalelė sudarome visumą. Nuo mažų darbų prasideda dideli darbai. Kuo mokiniai pradės tokius darbus nuo pat mažens, jie ateityje bus labai geri gamtai. Natūralios gamtos išsaugojimas ir aplinkosauga viena svarbiausių žmonijos išgyvenimo sąlygų. Gamtos turtai, švari ir sveika aplinka reikalinga ir mūsų amžininkams, ir būsimoms kartoms. Tai suvokdama, Alytaus Likiškėlių pagrindinės mokyklos bendruomenė didelį dėmesį skiria moksleivių aplinkosauginio sąmoningumo ugdymui, supratimui apie racionalių išteklių naudojimą ir atsakingo vartojimo skatinimui. Jei mes esame Europos Sąjungoje, tai mes turime vykdyti pagal Europos Sąjungos pageidavimus, nurodymus ir dirbti toje srityje, kurią jie finansuoja. Ir kiekvienas iš mūsų, mes esame Europos Sąjungos dalelė, kiekvienas iš mūsų mes galime prisidėti savais gražiais darbais. Džiugu tai, kad Alytaus Likiškėlių pagrindinės mokyklos mokytojai ir mokiniai jau eilę metų gamtosauginę veiklą puoselėja ne tik žodžiais, bet ir konkrečiais darbais, už kuriuos yra sulaukę pelnytų įvertinimų. Nuo 2002 metų, kada buvo įkurtas gamtos klubas ir buvo vykdomas projektas gamtosauginių mokyklų programa tarptautiniu mastu, mes kas metai gaudavome užduotis, kurias mes turėdavome įvykdyti ir jeigu mes jas įvykdydavome, tada būdavo skirta žalioji vėliava. Tokių vėliavų mes gavome 9. Ir kiekvienais metais kai kuriuos darbus mes kartodavom, į kuriuos darbus įsijungdavom iš naujo, bet kažkuriais tai metais, pernai metais ir mūsų buvo mokykla paskelbta tinklapyje mūsų Likiškėlių pagrindinės mokyklos, kad esame ekologiškiausia mokykla Alytaus mieste. Aktyvios gamtosauginės veiklos dėka Likiškėlių pagrindinėje mokykloje sėkmingai formuojamas atsakingas ir rūpestingas jaunimo požiūris į gamtą. Buvo daugelis projektų, vienas iš jų buvo Rūšiuokime ir rūpinkimės, tai žinoma susijęs su gamta. Buvo mūsų mokykloje ruošiamas toks projektas kaip makulatūros rinkimas. Buvo surinkta virš 1 tonos ir išvežta iš mūsų mokyklos, tai žinoma buvo vienas iš geriausių darbų. Buvo sukurtas taškučio himnas, buvo dar žinoma proto šiukšlės, kaip čia pasakant. Apsirengėm iš reklaminių tų skrajučių tokiais rūbais. Ir buvo kalendorius. Taip, laimėjom 2006 metų išleistą kalendorių. Čia irgi buvo vienas iš geriausių darbų. Taip pat tarptautiniu mastu buvo išleistas atvirukų rinkinys. Štai mūsų mokyklos darbas. Čia va kitų šalių. Žinoma, su šiuo projektu važiavome po visus Lietuvos didžiuosius miestus. Ypač buvom Šiauliuose, tai tikriausiai ir žinoma buvo visiems įdomu. Matyti tai, ką kuria kitos mokyklos, kaip saugo gamtą. Klubas Gamtos namai Alytaus Likiškėlių pagrindinėje mokykloje vienija per 100 narių. Jame veikia 3 sekcijos – botanikų, zoologų, ekologų. Pasak moksleivių, dalyvavimas šioje veikloje kiekvienam iš jų yra labai svarbus jų kasdienėme gyvenime. Tvarkom gamtą ar saugojam, nes jeigu bus užteršta ir patiems bus nemalonu gyventi, tiesiog nesvar prie ežero, kai nuvažiuom ir būna priteršta tos šiukšlės nesurinktos, nemalonu tiesiog būti. Tai taip tvarkom.
Pritariu šitiems žodžiams, nes iš tikrųjų būtų nemalonu vaikščioti žeme, kurioje būtų daugybė šiukšlių ir, pavyzdžiui, tikrai būtų nemalonu. Aš pagal viską neseniai pats prisidėjęs, bet irgi domiausi šitą veiklą įžymiai. Mūsų darbo našumas ir vaisiai pritraukė dėmesį doktorantės Kate Moss iš Kanados. Taipogi Kate Moss labai norėjo aplankyti Vidzgirio botaninį draustinį. Taigi mes kartu su ja išvažiavome jį aplankyti. Taip pat vykdėme projektą energijos efektyvumo didinimas jos šaltinių įstaigose ir atsinaujinančių energijos šaltinių propagavimas. Jame bendradarbiavome su Lenkais. Šio projekto metu mes rinkome medžiagą apie ekologinius produktus, vaikai piešė temą elektros taupimas, konkurse laimėjo prizinės vietas. Taip pat prie jungiklių klijavome lipdukus su žodžiu taupyk. Punios šile pasodinome virš 1000 eglaičių. Taip pat vykdėme gyvūnų parodą. Kauno Marių regioninėme parke Gudas supažindino su saugomomis vietomis įdomiais objektais. Šioje veikloje dalyvavo 5 mokyklos. Vyko olimpiada. Kauno botanikos sode sužinojome įdomų faktą, jog didžiausia žolė yra bananas. Iki šių dienų yra vykdomas projektas Pamil gamtą ją pažindamas. Šio projekto metu mūsų gamtos klubo nariai tyrinėjo vandenį, augalus, gyvūnus. Taip pat vyko į saugomas teritorijas, spręsdami gamtosaugos problemas. 9 metus iš eilės mūsų klubas laimėjo žaliąją vėliavą, kuri mus įpareigojo stengtis išlaikyti ir saugoti tai, ką turime, tai, kas dar ir nesuniokota žmogaus. Mūsų mokykla buvo įsijungusi į projektą vandens ekosistemos, kur mes kartu su gamtos būrelio nariais pasirinkome Vidzgiryje prie turgaus vandens telkinį. Pradžioje mes jį išvalėme, šiukšlės išvežėme, po to tyrėme vandenį, nustatėme jo užterštumą, kietumą, švarumą ir po to pristatėme surengėme kompaktą ir pristatėme miesto mastu, kokius mes padarėme gerus darbus. Šiuo metu mūsų mokykloje vykdomas projektas Tyrėjų naktis Respublikos mastu. Tai yra 1,5 metų darbas, kur mes atliekame tyriamuosius darbus, juos aprašome ir patalpiname į šio projekto tinklapį www.tyrėjunaktis.lt. Plačiau apie šitą veiklą galima susipažinti mokyklos žurnale, kur pažymėta projektas Tyrėjų naktis. Tyrėjų naktis yra išskirtinis renginys, kai daugelis Europos mokslo ir tyrimų laboratorijų atveria duris ir pabendrauti su visuomenė išeina tie, kurie paprastai dirba už gerai uždarytų durų. Mokslo entuziastai turi puikią progą susipažinti su įtraukiančiais ir intriguojančiais darbais. Likiškėlių pagrindinė mokykla tapo pirmoji Alytaus mieste sulaukusi mokslininkų savo mokykloje. 2 metus dalyvaujame akcijoje Mes rūšiuojame. Šio projekto tikslas – išmokti rūšiuoti aplinkai pavojingas atliekas. Pernai tokių atliekų surinkome 146 kg. Atlikę šį darbą gavome pinigus, už kuriuos nupirkome grožinės literatūros knygų mokyklos bibliotekai. Kiekvienais metais mūsų mokykla eina į miesto parką ir kala lesyklėles, bei paliekam paukšteliam maisto, kad jie galėtų grįžti į Lietuvą. Taip pat mes vykstame į pažintinės keliones, kaip į Žuvinto rezervatą, Metelių regioninį parką, Aukštaitijos bei Dzūkijos nacionalinius parkus bei Kauno medicinos institutą. Taip pat buvome Ventės rage ir jūrų muziejuje. Taip pat mūsų mokykloje vyko integruotos pamokos surištos su gamta. Žmogaus elgesys gamtoje – jo sielos veidrodis. Integruotų pamokų metu, be kitų kūrybinių darbų susijusių su gamta, mokiniai sukūrė gamtosauginį kodeksą, kuris skamba taip: nedegink žolės, neteršk aplinkos, saugok gamtą, mylėk motiną žemę, tausok kiekvieną lašą, užsuk čiaupą, neleisk tekėti vandeniui be reikalo, taupyk elektrą, nemėtyk šiukšlių, išjunk šviesą, kai ji nereikalinga, nelaistyk vandens be reikalo,
Gerbk aplinką ir ji gerbs tave. Saugok aplinką ir ji tave saugos. Jei mesi šiukšlė jai skirtą vietą, rankos nenukris. Nelik abejingas. Prisidėk prie gamtos saugojimo. Kiekviena numesta šiukšlė tarsi žemės ašara. Sustabdyk jos verksmą. Nulietas vanduo atgal nebegrįžta. Žemė tave užaugino, nebūk nedėkingas. Jei tikrai suvoksi, jog neterši aplinkos, reiškia neterši savęs paties. Tu taip ir darysi. Ji šviečia, kai tau ji reikalinga. Tai pasistenk, kad šviesa nebūtų įjungta, kai tau jos nereikia. Rūšiuok šiukšles. Vanduo – gyvybės pagrindas.